Gyveno vieną kartą gražuolė ir moksliukas. Labai gražuolė moksliukui rūpėjo. Labai jis stengėsi gražuolės draugystę pelnyti. Rašinius rašydavo, uždavinius spręsdavo, net nuotolinio mokymo metu už ją atsiliepdavo. Bet gražuoliai moksliukas įkyrėjo ir norėdama jo atsikratyti, sugalvojo tokį planą. Aš taip pagalvojau, kad aš noriu būti ne tik laiminga, bet ir kieta. Todėl nežinau, eik kažkur, nežinia kur ir atneš kažką, nežinia ką, bet aš noriu būti kieta. Susimąstė moksliukas, kur jam eiti, ko jam ieškoti. Puolė neviltin, išėjo gryno oro pakvėpuoti, bet nieko nesugalvojo. Nutarė, kad rytas už vakarą protingesnis ir grįžo namo. Na ir ką man dabar daryti? Kaip man išpildyti gražuolės norą? Ir papasakojo savo bėdą žuveliai. Nesijaudink, aš tau padėsiu. Kaip tu man padėsi, šaltakraujų stuburinė padarė? Nesijaudink, moksliuk. Duosiu aš tau stebuklingą lazdelę, dūmus leidžiančią. Bus tavo gražuolė kieta, kaip ir kitos kiemo panos. Bus ir laiminga. Moksliukas apsidžiaugė ir net ryto nesulaukęs nulekė gražuoliai stebuklingųjų lazdelių įteikti. Bet ryte, vos pramerkęs akis, suprato, kad gražuoliai neįtiko. Nu, šaunuolis, klausyk. Kas atsitiko? Žinai, man nepatiko. Aš nenoriu būti kaip kitos, taip kad imk ir sugalvok kažką kito, nes aš noriu būti kietesnė negu jos. Ir vėl nusiminęs moksliukas grįžta namo ir pasakoja savo bėdą šaltakraujam stuburiniam padarui. Ką dar aš galiu jai sugalvoti? Kaip man ją įtikti? Nusiramink, turiu aš ką pasiūlyti. Turiu stebuklingų išmaniųjų lazdelių, bananais ir kramtoma guma kvepiančių, garo debesį skleidžiančių. Paimk jas. Vėl bėgo moksliukas gražuolės nudžiuginti. Žiūrėk, aš tau atnešiau. Tikiuosi tiks ir būsi patenkinta. Oho, nustebinai mane. Iš tavęs to nesitikėjau. Džiaugės gražuolė, džiaugės ir kaimynai, nes kvapas patiko visiems. Bet vieną rytą Na, kas ir vėl atsitiko? Nežinau. Man negana. Nors aš kieta, bet norėčiau būti kiečiausia, noriu, kad žmonės ieškodami šių lazdelių kreiptųsi į mane. Taip kad, nežinau, man negana. Na gerai. Rasiu ir vėl būdą, kaip išspręsti tavo problemą. grįžęs namo moksliukas puolė prie akvariumo, prašydamas pagalbos, bet žuvelė jam nieko neatsakė. Na, kas ir vėl atsitiko? Sunku pripažinti, bet aš klydau. Supratau, kad rūkymas visų pirma mano amžiuje yra neteisėtas, laimės ar kietumo irgi neprideda, o ilgai vartojant, dar grožį ir sveikatą atima. Smagu, kad supratai. Mielieji žiūrovai, tikiuosi supratote šios istorijos moralą ir pasimokysite iš mano draugės klaidų, kad netaptumėte kaip ji. Būkime visi kartu už geresnį rytojų!